Hello, and welcome to our video. Sveiki atvykę į mūsų šeštadieninį video ir šį kartą mes kalbėsime apie lotyniškus žodžius, kuriuos mes naudojame anglų kalboje. Tikiuosi, kai kurie bus jums nauji ir juos galėsite pradėti naudoti. Tikiuosi, kai kuriuos jūs ir dabar naudojate, gal tiesiog nesusimastote, kad ten yra lotyniški žodžiai. Okay. Kaip visą laiką prieš keliaujant prie mūsų temos, noriu pakviesti jūs jungtis prie mano nuotolinių internetu vykdomų kursų. Prie grupės galima jungtis nuo kovo 10 dienos. Kaip tik bus paskutinis mėnuo prieš atostogas, kurias mes turėsim balandį. Tai toks labai puikus būdas, jeigu norit išbandyti be labai ilgalaikio įsipareigojimo, ar ne, vieną mėnesiuką pabandyti, kaip veikia mūsų Hive kursai. Šiuo metu turime A1-2 ir B2-2 lygio grupę. Taigi, jeigu susidomėjote, rašykite ir suteiksiu jums daugiau informacijos. O dabar keliaukime kalbėti apie lotyniškus žodžius anglų kalboje. Kodėl tie lotyniški žodžiai atėjo į anglų kalbą, manau, pati pagrindinė ar ne sistema, tai nėra kažkas naujo, kadangi ir lietuvių kalboje tam tikrose srityse mes turime labai nemažai įvairių tarptautinių žodžių ir taip pat ir lotynų kalbos žodžių. Anglijos Jungtinės karalystės istorija buvo tokia, kad puldinėjo ją ir vis ateidavo įvairios tautos, įvairios gentis, įvairūs užpuolikai. Ir vienas dalykas, kas būtent lėmė lotynų kalbos atėjimą, tai buvo Romos invazija, ar ne, Romos imperija atkeliavo iki tuometinės Anglijos žemių. Krikščionybė, kadangi mes taip pat žinom, kad pagrindinė kalba buvo lotynų kalba, ar ne, ir visi religiniai dalykai, mišios, pamaldos ir taip toliau, ne, vyko lotynų kalba, tai vėl ta lotynų kalba atkeliavo. Kitas dalykas, kartu iš tiesų su normanais, su prancūzų kalba atkeliavo dalis lotynų kalbos, nes prancūzai taip pat naudoja nemažai lotyniškų dalykų, lotyniškų žodžių ir bet kuriuo atveju, žinoma, renesansas, vėl susidomėjimas antikinėmis senovinėmis kultūromis ir vėlgi vis atnešė tų lotyniškų dalykų į kalbas. Ir esmė yra tokia, kad tam tikros sritis, būtent tam tikrose srityse tų lotyniškų žodžių yra daugiau, kadangi tai buvo susijęs su mokslu, literatūra, menu, religija, teisė, ar ne, tos sritis būtent, nes, tarkim, tiek romėnai jie reguliavo ir karybą, ir teisę, ir kaip visa struktūra ten susideda ir tie žodžiai atėjo, ar ne. Jeigu mes turim iš krikščionybės tam tikros temos, tai yra susijęs su religija, ar ne, ir vėlgi tie žodžiai pasiliko, nes, tarkim, originaliai iš pradžių tų žodžių nebuvo, tai tiesiog buvo naudojamas tas žodis, koks jis yra atėjęs. Taigi, todėl daugiausia mes žodžių turime būtent šiuose srityse. Tačiau mes pažiūrėsime į dažniausiai naudojamus žodžius, į tuos žodžius, kurie yra naudojami iš esmės kasdieniai kalboje, ar ne kažkokius labai specifinius, labai mokslinius, ir jūs pamatysite, kad tie žodžiai yra jums netgi kai kurie žinomi. Ok, taigi pirmas gal ne dažniausiai, bet tikrai dažnai naudojamas, tai yra žodis etc. Tai yra ir taip toliau, ir kiti dalykai, ar ne? Kai mes, pavyzdžiui, kažką tai vardiname ir lietuviškai sakytumėm ir taip toliau, arba ir kiti, tai būtent šitą žodį naudotumėm. Pavyzdžiui, bring your notebooks, pens, etc. to the class. Ar ne? Atsineškit savo sąsiuvinius ar neužrašus, rašiklius ir taip toliau į klasę. Kas yra dažna klaida šitoj vietoj naudojant šitą žodį? Atkreipkit labai dėmesį. Mes lietuviškai esam įpratę sakyti ir taip toliau, ar ne? Ir mes tarsi norim pasakyti and, etc., ar ne? Bet jau tame pačiame žodyje tas žodelis at, jis jau ir yra ir. Todėl žodžio and prie žodį etc. sakyti nebereikia. Tiesiog, I like apples, bananas, etc. Kaip pavyzdys, nors tikriausiai apie vaisių vardinimą gal mes tokio lotyniško žodžio ir nenaudotumėm, ar ne? Taigi, etc. ir taip toliau, ir kiti, priklausomai nuo to, apie ką mes kalbam ir ką mes vardinam.
Another one, kitas žodis per se. Per se reiškia tarsi iš savęs arba savaime. The idea isn't bad per se, but it needs more work. Idėja pati, ar pati idėja, nėra bloga, bet reikia šiek tiek dar ties ją padirbėti, ar ne? Tai per se, iš savęs, pats savo. Vice versa, atvirkščiai. Taip kaip mes lietuviškai sakytume atvirkščiai, aukštinkojam ar panašiai, ar ne, kažką tai sakom, ir atvirkščiai, būtent yra naudojamas šitas žodis labai labai plačiai, vice versa, ne? She helps him and vice versa. Jinai padeda jam ir atvirkščiai reiškia. Ir jis jai padeda. Ne? Vienas kitam padeda. Vice versa. Ir atvirkščiai. Status quo. Čia yra labiau toksai, galbūt teisinis politinis dalykas. Esamoji situacija arba esama situacija, padėtis, kokia yra dabar. They want to maintain the status quo, jie nori išlaikyti esamą padėtį. Ne? Tai status quo yra būtent dabartinė padėtis, dabartinė situacija. Okay. Vienas versas, ten kur buvo vice versas ir atvirkščiai, ar ne, vienas versas yra prieš. Ir tikriausiai jūs esat matę ne vienoj vietoj, kur yra, pavyzdžiui, kažkas su kažkuo varžosi, kažkas su kažkuo kovoja, ar ne, kažkas prieš kažką, kokios nors ten ar sportinės varžybos, ar kažkokie tai dalykai, arba, pavyzdžiui, nežinau, muzikiniai kokios nors kovos ir taip toliau. Labai dažnai rašo vienas, ar ne, tarkim, kovotojas versus vs. Kitas. Ir net jeigu, pavyzdžiui, lyginam, net aš pati, kai darau, tarkim, savaitės klaidų ir aptarimo apžvalgą, labai dažnai, jeigu man reikia palyginti du žodžius, nes kartais būna, ar ne, kad mokiniai panaudoja labai panašius žodžius ir man reikia paaiškinti, koks yra skirtumas tarp to ir to, ar ne, kad jie nesusimaišytų, tai aš lygiai taip pat, kai užsirašau savo skaidriai, naudoju irgi tą vs, ar ne, tai kažkas versus kažkas. Tai kažkas prieš kažką, ar ne, pavyzdžiui, it's team A versus team B in the finals. Ne? Finale kovos komanda A prieš komandą B. Tai tas versus yra prieš. De facto, faktiškai, arba angliškai in fact, he's de facto leader of the group. Tai jis yra faktiškas grupės vadovas. Ne? De facto, faktiškas, pagal faktą. Alter ego, tarsi kita asmenybė, ar ne, kitas aš. Superman is Clark Kent's alter ego. Ne, tai Supermanas yra Clarko Kento kitas aš, ar ne, kita asmenybė, ne. Okay. Carpe diem, šitas yra dažniau naudojamas kaip sentencija, bet taip pat labai labai dažnai galime išgirsti kaip posakį, kai primena vienas, dažniausiai, ar ne, vėlgi filmuose, vienas veikėjas kitam, kad angliškai taip išsiverčia kaip seize the day, skink dieną, gyvenk dieną, prisimink, kad dieną verta išnaudoti, ar ne, nepraleis dienos ir panašiai. Tai pavyzdys, carpe diem, go on that trip you've always dreamed of. Ne, tai gyvenk tą dieną. Išnaudok tą dieną, keliauk į tą kelionę, apie kurią tu visada svajojai. Tai toksai truputėlį palinkėjimas, priminimas, kad kiekviena diena yra svarbi. Carpe diem arba seize the day in English. Ok, du žodžiai dažniausiai naudojami moksle, medicinoje ir panašiose srityse. Tai yra in vitro ir in vivo. Tai yra du skirtingi apibūdinimai, tarkim, metodų ar metodikos kažkokios būdo, kas yra naudojama medicinoje, chemijoje ir visokiuose kitokiuose techniniuose dalykuose. Tai in vitro būtų stikle arba laboratorijoje, ne? Ir in vivo gyvoje, ne tai, kad gyvoje aplinkoje, bet gyvame organizme. Ir pavyzdžiui, in vitro fertilization has helped many families. Tai apvaisinimas in vitro, ne, mėgintuvėlyje padėjo daugeliu šeimų, o pavyzdys su in vivo, the drug was tested in vivo. Tai reiškia, kad vaistas buvo išbandytas su gyvais organizmais, su žmonėmis, pavyzdžiui, ar ne? Tai in vitro ir in vivo, kaip skirtingi vienas kitam, ne, prieš pastatomi dalykai. Pro bono.
Pro bono tikriausiai tie, kurie mėgstate žiūrėti teisinius serialus, tikrai esate girdėję šitą dalyką, tikrai mes žinom, kas tai yra, kai teisininkas sutinka imtis kažkokios bylos, tarkim, nemokamai, ar ne, ir tai būtent pro bono reiškia viešam visuomenės gėrių, ar ne, visuomeniai. Tai reiškia, kad kažkas yra vykdoma nemokamai. She offers pro bono legal services. Taigi jinai siūlo pro bono nemokamos teisinės paslaugas. Ne? Tai kai kažkas nusprendžia kažką tai daryti nemokamai vien dėl to, kad taip geriau visuomeniai. Ok, quid pro quo, kažkas dėl kažko arba kažkas už kažką. Kai mes, pavyzdžiui, norim derimės dėl kažko, ar ne, ir norim kažką tai gauti dėl kažko, vietoj kažko, tai mes būtent sakom quid pro quo, pasikeitimas arba keitimasis. It was a quid pro quo agreement, ne, tai buvo būtent quid pro quo susitarimas, reiškia, kad kažkas pasiūlė kažką ir mainais gavo kažką kitą. Ne, būtent toksai susitarimas. Per capita, beje, žodis per reiškia lygiai tą patį, ką lietuviškas žodis per ir anglų kalboje reiškia tą patį, ką per, nes matot, kliausteliuose per person, tai būtent tas per, šiuo atveju visose kalbose tas pats ir lietuvių taip pat. Taigi, per capita reiškia per žmogų, ar ne, už žmogų. Jeigu mes, pavyzdžiui, skaičiuojam kažkokius tai duomenis, kažkokią tai statistiką, tai per capita reiškia vienam žmogui. Income per capita has increased this year. Taigi pajamos vienam žmogui šiemet padidėjo. Per capita vienam žmogui, pažodžiui, vienai galvai. Magnum opus tai yra frazė žodžiai, kurie reiškia kažkokio tai kūrėjo, rašytojo, menininko, mokslininko, bet kokios srities žmogaus, didžiausias darbas, didžiausias šedevras, ne? Tai pavyzdžiui, this is my magnum opus, tai yra mano didžiausias darbas, mano didžiausias šedevras. Tai that novel is his magnum opus. Ne? Tai šis romanas yra jo didžiausias darbas, jo šedevras, ne? Magnum opus. Ok, let's go further. Dabar prieinam prie to, ką jūs dažnai naudojate, tai galbūt nesusimąstate, iš kur atėjo šitie trumpinimai, tai yra AM ir PM. Taigi, AM ir PM mes naudojame su valandomis, norėdami pasakyti, kuriuo dienos metu kažkas tai vyksta. Tai visų pirma, AM yra kilę iš lotyniško žodžių antemeridian. Ante reiškia prieš, meridian yra vidurdienis. Tai reiškia, ante meridian, AM yra prieš vidurdienį. Tai mes turim visą, tarkim, naktį nuo 12 valandos, nuo vidurnakčio iki vidurdienio, ar ne? Prieš vidurdienį. I wake up at 6 AM every day. Ne, aš kasdien keliuosi 6 ryto. Tai AM, ante meridian, prieš vidurdienį. Labai logiška, kad PM yra po vidurdienio, ar ne? Tai mes turim post meridian po vidurdienio, tai reiškia nuo vidurdienio ir iki nakties vidurnakčio. The meeting starts at 3 p.m. Ar ne? Susitikimas prasideda 3 valandą, 3 p.m. Tai p.m. post meridian. Gal reikėjo pasakyti, tų AM ir PM pilnai žodžiai sakyti nereikia, bet tiesiog yra galbūt lengviau prisiminti, nes mes turim post meridian ir tada prisimenu, kad PM yra po vidurdienio, nes kartais būna, kad AM ir PM maišosi, kol mes jų kažkaip konkrečiai neatskiriam. Ir kitas dalykas, paskutinis dalykas, tai yra Anno Domini. Kai mes kalbame apie eras, ar ne, apie prieš Kristų vykusius dalykus ir po Kristaus, mes lietuviškai arba prieš mūsų erą ir mūsų eros metais, tai angliškai iš tiesų visai įdomiai, nes prieš Kristų jie naudoja pažodžiui BC, kas yra before Christ, prieš Kristų. Bet mūsų eros metai po Kristaus jie naudoja lotynišką Anno Domini, mūsų viešpaties metai, ar ne, mūsų viešpaties, tai AD. Ir būtent jeigu sakome, kas vyko mūsų eros metais po Kristaus, tai mes naudojam AD. The Roman Empire fell in AD 476. Ne? Tai AD mūsų eros metais. Taigi,
Beje, įdomus faktas, ar žinojote, kad iš viso apie 60% visų angliškų žodžių turi lotynų ir graikų kalbos šaknis. Tai nėra tie tiesiogiai iš lotynų ir tiesiogiai iš graikų, nes dalis atėjo per prancūzų kalbą su prancūzų kalbos žodžiais, dalis atėjo su germanų kalbomis ar ne, kažkas tiesiai iš lotynų ar graikų su mokslu ir įvairiais terminais, kai kurie tarptautiniai, dabartiniai terminai ar ne, tai ką mes turime nežinau, monitor arba ten computer ar dar kažkas, ar kažkokie tai vėlgi netgi arabiški žodžiai, ne, jie atkeliauja per įvairias kalbas. Taigi labai labai daug žodžių mes turime iš tų senųjų mirusių kalbų. O dabar mano keli klausimai jum, nes aš labai labai norėčiau, kad jūs po video kažką tai pakomentuotumėt. Koks lotyniškas žodis jūs nustebino labiausiai, kuris buvo, tarkim, toksai, kad, čia tikrai lotyniškas. Ir dar kitas klausimas, kuriuos jūs naudojate jau dabar, gal ir nežinodami, kad jie lotyniški. O gal žinojot, parašykite apie tai komentaruose, man tikrai bus labai įdomu paklausyti. O šiandien video tiek, labai ačiū, kad žiūrėjote, labai ačiū, kad esate ir žiūrite. Jeigu video buvo jums naudingas, kažką įdomaus sužinot, kažką išmokot, paspauskite like. Man kiekvienas laikas yra svarbus. Jeigu dar neprenumeruojate kanalo, prenumeruokite, dalinkite su draugais, kurie taip pat mokosi anglų kalbą, galbūt žinote, kam toks video bus naudingas. Linkiu, have a nice day and see you next time. Bye bye.